Labas, šiandien pažiūrėsime, iš kur mūsų mityboje atsirado rafinuoti sėklų aliejai, kurie iki 20 amžiaus pradžios buvo naudojami daug kur, bet tik ne maisto gamyboje. Ir pažiūrėsime, kaip keitėsi žmonių sveikata, kai sviestą ir taukus po truputį pakeitė margarinas, saulėgrąžų ir rapsų aliejai. Iš pradžių šiek tiek istorijos. Iki 20 amžiaus pradžios jokių saulėgrąžų, rapsų ar sojų aliejų nebuvo, margarino irgi nebuvo. Kepimui buvo naudojamas sviestas, kiaulienos taukai arba lajus. Lajus tai irgi yra realiai taukai, tik tai yra ne kiaulienos, o jautienos ir avių riebalai. Pirmą kartą pilnai augaliniai riebalai skirti maisto gaminimui pasirodė 1911 metais Amerikoje. Šitas produktas vadinosi Crisco iš kompanijos Procter & Gamble. Crisco produktas tai buvo kažkas panašaus į taukus pagal savo konsistenciją, tik kaip jie rašė reklamose, kad geresnio skonio ir pigesnis. Jie darė labai geras reklamos kampanijas, pavyzdžiui, išleido daug receptų knygelių, kur kiekvienam receptui, aišku, reikėjo Crisco produkto ir tas knygeles dalino nemokamai. Tais laikais prieš 100 metų tokia reklamos strategija buvo kažkas naujo ir visi norėjo tų nemokamų knygelių. Reklamos kampanijos ir maža produkto kaina labai pasiteisino ir Crisco pardavimai pradėjo stipriai augti. Bet pradėjo augti ir mirtingumas nuo širdies ligų. Per 13 metų nuo Crisco atėjimo į rinką mirties atvejų nuo širdies ligų taip stipriai padidėjo, kad buvo įkurta Amerikos širdies asociacija. Iki tol tokiai organizacijai net nebuvo poreikio, nes kaip mes žinome iš medicinos literatūros, kad širdies ligos nebuvo dažna mirties priežastis iki 20 amžiaus pradžios. Tai žodžiu, mirtingumas nuo širdies ligų stipriai didėjo, o vienas svarbiausių įvykių, nuo kurio žmonės, tarp jų ir medikai, ir valdžios institucijos, jau suprato, kad širdies ligos tampa dideliu visuomenės priešu, buvo Amerikos prezidento Dwighto Eisenhowerio širdies smūgis 1955 metais. Tada jau visi suprato, kad jeigu taip gali nutikti prezidentui, vadinasi gali nutikti bet kam. Ir 20 amžiaus viduryje širdies ligos iš nedažnos mirties priežasties tapo dažniausia mirties priežastimi. Buvo daug panikos, daug baimės, nes niekas nežinojo, kas čia prasidėjo per epidemiją, iš kur prasidėjo infarktai, ko anksčiau nebūdavo. Ir natūralu, kad iš Amerikos širdies asociacijos buvo reikalaujama atsakymų, iš kur atsirado širdies ligos, kodėl taip išaugo mirtingumas nuo jų ir ką daryti, kad apsisaugotų. Ir 1961 metais Amerikos širdies asociacija paskelbė savo pirmą mitybos rekomendaciją, kurioje oficialiai parašė, kas yra kaltas dėl stipriai augančių mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Ir kaip pagrindinis širdies ligų kaltininkas buvo įvardintas tuo metu mažai kam žinomas žodis – cholesterolis. Kadangi buvo žinoma, kad gyvuliniai riebalai turi cholesterolio, o augaliniai riebalai neturi cholesterolio, todėl ir šitose mitybos rekomendacijose buvo parašyta, kad norėdami išvengti širdies ligų, sočiuosius riebalus turime pakeisti į nesočiuosius. Kitaip sakant, gyvulinių riebalų, tokių kaip sviestas, sūris, mėsa, vartoti mažiau, o augalinių riebalų mišinių, tokių kaip Crisco, margarino ir sėklų aliejų vartoti daugiau. Kažkokių stiprių argumentų tokiems mitybos pokyčiams nebuvo, specifinių tyrimų irgi nebuvo atlikta, tiesiog tuo metu buvo kritinė situacija dėl širdies ligų, kur reikėjo būtinai kažką daryti ir tą daryti reikėjo greitai. Antra, buvo mokslininkai, kurie labai stipriai tikėjo šitą cholesterolio hipotezę. Ir trečia, yra duomenų, kad Procter & Gamble skyrė Amerikos širdies asociacijai $1,7 milijono paramą. Primenu, kad Procter & Gamble gamino Crisco augalinių riebalų mišinį ir kitų augalinių aliejų. Ir nuo 1961 metų tiek visuomenės sveikatos įstaigos, tiek gydymo įstaigos, mokymo įstaigos pradėjo cituoti šitas naujas mitybos rekomendacijas, kad gyvulinius riebalus reikia pakeisti augaliniais riebalais. Ir tai, ką mes girdim iš gydytojų šiandien apie cholesterolio ir sviesto ir mėsos žalą, prasidėjo būtent nuo šito dokumento. Ir tik po kelių metų, 1968, pagrindinis šitos kampanijos autorius, kuris tuo metu buvo labai populiarus mokslininkas Ancel Keys, nusprendė atlikti didelį tyrimą ir visiems aiškiai parodyti, kaip veikia jo mitybos rekomendacijos ir kodėl augaliniai riebalai mums yra geresni negu gyvuliniai. Ir jis padarė eksperimentą, žinoma kaip Minnesota Coronary Experiment, lietuviškai skambėtų kaip Minnesotos vainikinių širdies arterijų eksperimentas,
kuris buvo, cituoju, didžiausias atsitiktinių imčių tyrimas, nes jame dalyvavo beveik 10 000 žmonių ir, ko gero, griežčiausiai atliktas cholesterolio mažinimo bandymas sočiuosius riebalus, tai yra gyvulinius riebalus, pakeičiant augalinio aliejumi. Minnesota Coronary Experiment yra vienintelis toks atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas, kuriuo metu buvo atliktas pomirtinis vainikinių širdies arterijų, aortos ir smegenų kraujagyslių aterosklerozės laipsnio nustatymas ir infarkto būklės įvertinimas ir vienintelis tyrimas, kurio metu buvo patikrintas klinikinis omega-6 riebalų padidėjimo poveikis dideliuose iš anksto nustatytų moterų ir vyresnio amžiaus žmonių pogrupiuose. Žodžiu, šitas gydytojas suorganizavo labai didelį ir daug pinigų kainavusį eksperimentą 6 psichikos ligoninėse ir slaugos namuose. 10 000 pacientų buvo suskirstyti į 2 grupės ir vieni gavo maistą pagamintą su gyvuliniais riebalais, kiti gavo visiškai identišką maistą, tik pagamintą iš augalinių riebalų. Tyrimas truko net 5 metus ir kadangi tai buvo specifinės ligoninės, dėl to pacientai negalėjo niekur išeiti per visą tyrimo laikotarpį ir negalėjo maisto gauti iš niekur kitur. Dėl to tai yra laikoma iki šiol geriausiai atliktų tyrimų, kuriame lyginamas augalinių ir gyvulinių riebalų poveikis. Bet taip gavosi, kad praėjus 5 metams, kai šitas mokslininkas ir pagrindinis tyrimo organizatorius Ancel Keys pamatė tyrimo rezultatus, jis su tokiais rezultatais nesutiko ir jų niekur nepaviešino iki pat savo mirties. Tik po 40 metų šito tyrimo duomenys buvo surasti ir paskelbti viešai ir tada pasidarė labai aišku, kodėl tyrimo organizatorius nenorėjo viešinti tokių tyrimų išvadų. Ir mes tuo jas paskaitysim. Tik tą padarysime ne kažkuriam medicinos žurnalo puslapyje, bet Wikipedijai. Nes nors Wikipedija dažniausiai nėra geriausias ir patikimiausias informacijos šaltinis, bet tai turbūt yra pati populiariausia turinio svetainė pasaulyje ir noriu parodyti, kad Minnesotos eksperimento rezultatai šiuo metu yra ne kažkur laikomi slaptose medicinos įstaigų svetainėse, bet yra vieši ir visiems labai lengvai prieinami. Juos gali perskaityti kiekvienas. Eksperimentas baigėsi 1973 metais, rezultatai buvo paskelbti tik daug vėliau kaip iškarpos ir citatos, o tikrai neapdoroti šito tyrimų duomenys ir jų analizė buvo atrasti tik 2013 metais. Tyrimas nerodo jokio teigiamo poveikio pakeistoje mityboje. Tai yra tiems, kas gyvulinius riebalus visiškai pakeitė į augalinius aliejus. Mirtingumas nuo širdies ligų žmonėms vyresniems negu 65 metai padidėjo, kai iš mitybos buvo išimti gyvuliniai riebalai. Augalinio aliejaus grupė stipriai sumažino cholesterolio kiekį kraujyje, bet mažesnis cholesterolis buvo susijęs su didesniu mirtingumu. Kuo žemesnis buvo cholesterolio kiekis kraujyje, tuo didesnis buvo tų žmonių mirtingumas. Jeigu tiksliau, tai cholesterolio sumažėjimas 0,78 mmol/litre parodė 22% didesnį mirtingumą. The Minnesota Coronary Survey, which took place in the 1960s, was the biggest ever test of Ancel Keys' hypothesis. The Minnesota Coronary Experiment is a fascinating study, both from a science standpoint and sort of a detective standpoint. It's a kind of experiment you can't do anymore because it's considered unethical, but back then it has the benefit of being highly controlled, which means that you're feeding people all their food, so you know what they're eating. And they can't get outside food, so they can't cheat. In the diet, they replaced saturated fat with polyunsaturated fat in the intervention. And then the diet was similar in all the other nutrients that they deemed to be important. And what they found was that with the intervention, cholesterol levels went down, which is what you would expect, but mortality actually trended up. Turned out the people who were on the cholesterol-lowering diet had more heart disease and more deaths than the people eating the control diet, which is the exact opposite of what they wanted. But they never published the results. Yeah, that is totally unacceptable to not publish your data like that. The Heart Foundation didn't come and say, sorry, we're wrong. They just ignored it as if it didn't happen, and they continue to promote vegetable oils and polyunsaturated fats. If that had been published, almost certainly what we today would be different. Tai didžiausias tokio tikslumo tyrimas parodė 2 dalykus. Pirma, kad gyvuliniai riebalai nėra susiję su širdies ligų rizika, nors mes tai žinojome ir anksčiau, nes iki 20 amžiaus pradžios maisto ruošimui buvo naudojami tik gyvuliniai riebalai. Ir pacituosiu dar kartą, širdies ligos buvo reta mirties priežastis 20 amžiaus pradžioje. Antra, ką šitas tyrimas parodė, kad žemas cholesterolis buvo susijęs su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
Bet kai tu esi mokslininkas, kuris visai Amerikai pasakė, kad cholesterolis sukelia širdies ligas ir turime mažinti cholesterolį, ir dabar tavo mitybos rekomendacijas cituoja gydytojai ligoninėse ir dėstytojai medicinos mokyklose, ir tai rašo medicinos vadovėliuose, ir staiga didžiausias 5 metus trukęs tyrimas parodo, kad yra priešingai, negu tu visiems pasakei, turbūt normalu, kad tu nenori viešinti tokio tyrimo rezultatų. Tai tyrimo rezultatai, kaip žinom, ir nebuvo paviešinti, ir iki šios dienos šitą mitybos rekomendaciją, kad turime valgyti mažiau gyvulinių riebalų, daugiau augalinių riebalų ir kad turime mažinti cholesterolį, yra oficiali. Nors pirmas ir vienintelis tokio masto tyrimas įrodė, kad yra priešingai. Ir iki šios dienos nėra jokių įrodymų, kad metaboliškai sveiki žmonės turintys aukštesnį cholesterolį dažniau mirtų nuo širdies arba bet kokių kitų ligų. Metaboliškai sveikas tai reiškia, kad cukraus kiekis kraujo normoje, kraujo spaudimas normoje, trigliceridai žemi, aukštas DTL cholesterolis, kurį gydytojai vadina geruoju, ir nėra viršsvorio. Tai jeigu nėra nei vieno šito metabolinio sindromo simptomo, tada nėra jokių įrodymų, kad aukštesnis cholesterolis yra rizikos veiksnys. Netgi yra atvirkščiai. Čia yra didelės apimties dokumentas paskelbtas Amerikos kardiologijos žurnalo svetainėje su antrašte. Ryšys tarp MTL cholesterolio ir mirtingumo nuo ūminio miokardo infarkto. Tai šitame tyrime yra surinkti duomenys iš 115,5 tūkstančio pacientų, kurie buvo paguldyti į ligoninės dėl infarkto. Tyrimo rezultatai rodo, kad žemas MTL cholesterolis susijęs su padidėjusia mirtingumo rizika. Žemas DTL cholesterolis irgi susijęs su padidėjusia mirtingumo rizika. Primenu, kad MTL cholesterolis tai yra tas, kurį gydytojai vadina bloguoju cholesteroliu, DTL vadina geruoju. Bet jie taip daro dėl nesupratimo, abu cholesteroliai yra vienodai geri ir mums būtini ir ne veltui mūsų kūnas tiek daug jo gamina kiekvieną dieną. Tai žodžiu, kuo žemesnis cholesterolis, tuo didesnė mirties rizika nuo ūminio miokardo infarkto. Dabar šiek tiek detaliau pažiūrėsime, kaip margarinas ir rafinuoti aliejai yra susijęs su labai rimtomis mūsų sveikatos problemomis. Tik tam mums reikės suprasti šiek tiek chemijos. Taip atrodo sotieji riebalai. Jie vadinami sotieji, nes visi anglies atomai yra žymimi C raide, visi anglies atomai yra pilnai užpildyti viengubais ryšiais su vandenilio atomais. Taip atrodo mononesotieji riebalai. Mono tai reiškia, kad šitoje molekulėje yra vienas dvigubas ryšys ir čia nėra prisijungę vandeniliai. Polinesotieji riebalai reiškia, kad yra daugiau negu vienas toks dvigubas ryšys. Mums žinomiausi polinesotieji riebalai yra omega-3 ir omega-6. Dabar iš kur kilo tokie pavadinimai? Omega yra paskutinė raidė graikų abėcėlėje. Dėl to ir paskutinis anglies atomas šitoje riebalų rūgšties molekulėje irgi pavadintas omega raide. 1, 2, 3. Trečias anglies atomas nuo galo turi dvigubą ryšį, dėl to šita molekulė vadinasi omega-3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šeštas atomas nuo galo turi dvigubą ryšį, dėl to šitas junginys vadinamas omega-6. Būtent šitie omega-6 riebalai yra pagrindiniai riebalai, kurie yra saulėgrąžų, rapsų ir kitose sėklų aliejose. Omega-3 ir omega-6 yra būtinosios riebalų rūgštys ir mums, kad kūnas optimaliai funkcionuotų, jų reikia suvartoti kasdien maždaug po 1 gramą. 1 gramą omega-3 ir 1 gramą omega-6. Šitas santykis 1:1 yra laikomas aukso viduriuku. Bet su šių dienų mityba mes turim didelę problemą, kuri labai konkrečiai sudėliota šitoje mokslinio straipsnio citatoje. Staigus mitybos pokyčiai per paskutinius 100 metų paskatino vystytis lėtinės ligas, tokias kaip aterosklerozė, hipertenzija, nutukimas, diabetas ir daugelio tipų vėžys. Vakarų šalių mityboje omega-6 ir omega-3 santykis svyruoja nuo 10:1 iki 30:1, o tai labai skiriasi nuo 1:1 ar 2:1 santykio, kuris buvo ankstyvųjų žmonių mityboje. Dabar, kas vyksta mūsų kūne, kai mes omega-6 riebalų per dieną pradedame suvartoti ne 1 gramą, bet 30 gramų. Ne veltui prieš tai žiūrėjome, kaip atrodo riebalų struktūrinės formulės, nes sotieji riebalai ir vadinami sotieji, nes visi anglies atomai yra užpildyti ir tai reiškia, kad jie prisijungia bent po 2 vandenilius. Nesotieji riebalai čia turi laisvų vietų, kur gali prisijungti kažkoks kitas elementas. Ir tas kažkoks kitas elementas beveik visada bus deguonis. O tokia reakcija, kai čia jungiasi kažkokia reaktyvi deguonies forma, mes vadiname peroksidacija arba tiesiog oksidacija.
Tai va, dėl šitų dvigubų ryšių polinesotieji riebalai yra labai linkę į oksidaciją. O mūsų kūne visada yra taip vadinamų laisvųjų radikalų su deguonimi, kurie yra stipriai reaktyvūs, tai reiškia, jie prisijungs prie bet ko, prie ko tik gali prisijungti. Tai šitos polinesočiosios rūgštys, omega-6 ir omega-3, kaip magnetas traukia reaktyves deguonies formas ir iškart jungiasi su jom, tai yra oksiduojasi. Ir kai omega-6 polinesočiosios rūgštys oksiduojasi, susidaro labai pavojingas ir toksiškas aldehidas 4-hidroksinonenalis, kurį mes žymėsime kaip HNE. Nors šitas junginys yra labai pavojingas, bet mūsų kūnas yra protingas, nes mes visą evoliucijos laikotarpį su maistu gaudavom omega-6 riebalų. Tai mums yra būtinoji riebalų rūgštis ir jos metabolizmo produktus mūsų kūnas yra išmokęs pakankamai gerai ir efektyviai nukenksminti. Todėl 1 gramas omega-6 riebalų per dieną ar net ir 3 gramai omega-6 riebalų per dieną jokių bėdų mums nesukelia. Bet problema tame, kad mes jau seniai nebevartojam 1 ar 3 gramų omega-6 riebalų per dieną. 10, 20 ar 30 gramų pasidarė dienos norma. Ir tada jau šitas toksinas pradeda griauti mūsų kūną. Dabar šiek tiek pasiskaitysim faktų apie hidroksinonealį, žymimą kaip HNE. Jo didėjanti koncentracija smegenyse galiausiai iššaukia tokias ligas kaip Alzheimerio sindromas, Parkinsonas, klausos netekimas ir vėžys. Hidroksinonealis susijęs su vėžiniais susirgimais, smegenų ligomis, diabetu ir kitomis. Hidroksinonealis susijęs su inkstų, storosios žarnos vėžiu, taip pat kepenų vėžiu. Hidroksinonealis gali pažeisti kasos ląsteles, gali skatinti aterosklerozę, modifikuodamas lipoproteinus ir gali pažeisti širdies ląsteles. Hidroksinonealis susijęs su Alzheimerio sindromu, Parkinsonu, vėžiu, diabetu, ateroskleroze, kaulų ir raumenų degeneracija. Dar kartą primenu, kad hidroksinonealis yra medžiaga, kuri pasigamina, kai omega-6, kurią mes gauname pagrindę iš augalinių aliejų, sureaguoja su deguonimi. Kuo daugiau tokių aliejų patenka į mūsų skrandį, tuo daugiau mūsų kūne gaminasi šito toksino. Jeigu žiūrėsim giliau į ląstelę, tai hidroksinonealis pažeidžia ląstelės membraną, mitochondrijas, endoplazminį tinklą, modifikuoja baltymus ląstelės viduje. Pavyzdžiui, P53 yra vienas svarbiausių antivėžinių baltymų. Jis pamato, kad ląstelėje yra pažeistas DNR ir iškart stabdo tos ląstelės dalymasi. Ir tokiu būdu užkerta kelią tokioms ląstelėms daugintis ir virsti į vėžinį darinį. Tai P53 yra labai svarbus apsauginis baltymas. Ką daro hidroksinonealis? Jis sukelia P53 baltymo mutaciją ir šitas baltymas nebegali stabdyti pažeistų ląstelių dalymusi. Kitaip sakant, mes turim mechanizmus mūsų ląstelėse, kurie užkerta kelią vėžio plitimui. Tai šitas toksinas, kurį mes gaunam, kai oksiduojasi omega-6 riebalai, išjungia apsauginius mechanizmus ir atidaro kelią vėžio plitimui. Šitame tyrime su 102 pacientais hidroksinonealio pažeisti baltymai buvo rasti beveik visose vėžio ėminiuose ir šalia esančiuose dar nesuvėžėjusiuose audiniuose. Dabar jeigu žiūrėsim tyrimus su gyvūnais, kurie nėra labai humaniški, bet jie mums leidžia suprasti daugiau apie vėžinius susirgimus, tai tie tyrimai, kuriuose tyčia bandoma gyvūnų susirgdinti vėžiu, rodo tokią tendenciją. Cituoju. Polinesotieji augaliniai aliejai skatina auglių atsiradimą gyvūnams. O sotieji riebalai, tai yra gyvuliniai riebalai ir polinesotieji žuvų taukai, turi menką poveikį arba net slopinantį. Apie eksperimentus su gyvūnais kitas šaltinis rašo, linolo rūgštis, tai yra omega-6, yra privaloma tam, kad vystytųsi krūties vėžys, kasos vėžys ir galimai storosios žarnos vėžys. Tai žodžiu, ką šitų mokslinių darbų išvados sako, kad yra beveik neįmanoma gyvūną susargdinti kai kuriom vėžio formom, kol nepradedi jo maitinti augaliniais aliejais. Tai ką kol kas matom iš tų tyrimų, kad omega-6 riebalai, kuriuos mes gaunam su sėklų aliejais, mūsų kūne oksiduojasi ir pasigamina, galima sakyti, nuodai. Ir ne tik mūsų kūne iš šito aliejaus gaminasi nuodai, bet užtenka saulėgrąžų ar rapsų aliejų kaitinti ant keptuvės ir ten jau vyksta ta pati oksidacija. Čia toks įdomus tyrimas, kuriame buvo nupirkta bulvių free iš kelių skirtingų greito maisto restoranų ir patikrinta jų sudėtis. Tai visose buvo rasta didelis kiekis hidroksinonealio ir, kaip rašo išvados, yra akivaizdu, kad hidroksinonealis, kuris pasigamina, kai yra kaitinami kepimo aliejai, įeina į bulvių free sudėtį. Dažnai vartojami maisto produktai, kuriuose yra daug HNE,
toksiško aldehido turėtų kelti susirūpinimą dėl visuomenės sveikatos. Turėtų kelti susirūpinimą, bet kažkodėl nekelia. Ir net atvirkščiai, mums gydytojai sako, kad turime vartoti mažiau sočiųjų riebalų ir daugiau nesočiųjų. Todėl pasižiūrėsime į dar vieną tyrimą, kuriame tyrimo dalyviai laikėsi būtent tokių rekomendacijų. Tyrimas vadinosi Sidnėjaus mitybos širdies tyrimas, jame dalyvavo 458 vyrai, kurie buvo paguldyti į ligoninę dėl širdies ligos. Ir šitie vyrai, kai išėjo iš ligoninės, laikėsi 2 skirtingų mitybų. Pirma grupė iš mitybos visiškai išėmė gyvulinius riebalus, visą tyrimo laikotarpį jiems buvo pristatomi pilnai augaliniai sėklų aliejai ir margarinas. Antra grupė žmonių nieko savo mityboje nekeitė, vadinasi, jie vartojo ir augalinius, ir gyvulinius riebalus, taip kaip ir anksčiau. Per 5 metus toje grupėje, kurie vartojo tik augalinius riebalus, mirė 33% pacientų daugiau. O būtent mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų buvo 36% didesnis. Tai ne, šita rekomendacija vartoti tik augalinius riebalus nepadėjo jiems sumažinti širdies ligų. Ir net ir šitoje grupėje, kur žmonės vartojo tik augalinius aliejus ir margariną ir kurioje mirė daugiau žmonių, šitoje grupėje mirtingumas priklausė nuo to, kiek daug jie tų aliejų naudojo. Kuo daugiau augalinių riebalų vartojo, tuo didesnis buvo mirtingumas. Jeigu konkrečiai, tai 5% didesnis omega-6 riebalų vartojimas, čia skaičiuojant nuo bendro dienos kalorijų kiekio, 35% padidino mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Tyrimo išvados – sočiųjų riebalų pakeitimas į omega-6 riebalus padidino mirtingumą nuo visų priežasčių, taip pat ir nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Tai žodžiu, dar vienas didelis tyrimas, kuris rodo, kad kuo daugiau sėklų aliejų ir margarino vartojame, tuo trumpiau gyvename. Ir dar čia noriu 2 dalykus paminėti nuo savęs. Pirma, aš nesu gydytojas ir mano turinys yra tik informacinio pobūdžio ir visais savo sveikatos klausimais ir mitybos klausimais jums reiktų laikyti savo gydytojų rekomendacijų, jeigu tokių yra. Antra, noriu atsiprašyti savo klientų dėl vieno konkretaus produkto. Į nemažai patiekalų savo mitybos planuose esu įtraukęs majonezą, kurį šiaip rekomenduoju gamintis namuose, tai su naminiu majonezu. Jeigu jį gaminate pagal pateiktą receptą, viskas yra labai gerai, bet jeigu manęs kas paklausdavo, ar nieko tokio pirkti iš parduotuvės, aš atsakydavau, kad nieko labai tame blogo. Ir aš pats kartais jį vartodavau ir netgi pirktinį majonezą, nors ir nedideliais kiekiais, bet vis tiek buvau įtraukęs į kelių patiekalų sudėtį. Nes laikiausi nuomonės, kad nedidelis parduotuvinio majonezo kiekis yra viskas tvarkoje. Bet taip nėra. Renkant medžiagą šitam video, teko perskaityti labai daug tyrimų ir kitų mokslinių dokumentų, tai bent jau man susidarė vaizdas, kad situacija su omega-6 riebalais yra kur kas prastesnė ir pavojingesnė, negu man iki tol atrodė. Todėl patarimas, kad majonezas su rapsų ar saulėgrąžų aliejais yra tinkamas vartoti, buvo didelė mano klaida. Ir dar, kad nebūtų nesusipratimų, tai terminas augaliniai aliejai šitos dienos temoje ir tyrimuose, kurio žiūrėjome, reiškia kepimui skirtus saulėgrąžų, rapsų aliejus ar margariną su didelė omega-6 riebalų koncentracija. O pavyzdžiui, šalto spaudimo alyvuogių aliejus, kurią mes kepimui nenaudojam, ten daugiausiai yra mononesotieji riebalai ir jie taip lengvai oksidacijai nepasiduoda, dėl to ir nepriklauso pavojingų augalinių aliejų kategorijai. Taip pat ir omega-3, nors tai yra polinesotieji riebalai ir jie irgi taip pat kaip ir omega-6 stipriai reaguoja su deguonimi, bet dažnai žmonės net nesurenka 1 gramo omega-3 riebalų per parą, todėl omega-3 pertekliaus mes neturim, dažniausiai turim omega-3 trūkumą. Tai kai mes kalbam apie pavojingus nesočiuosius riebalus, mes kalbam apie riebalus ir aliejus su didelė omega-6 riebalų koncentracija. O kepimui, mano nuomonė, sviestas, kokosų aliejus ir nepramoniniu būdu augintos kiaulės taukai yra geriausi riebalai. Tai reziumuojant, mes turime, kaip ir atrodytų, labai aiškią situaciją. Tiek tyrimai laboratorijose, tiek atsitiktinių imčių tyrimai ir su žmonėmis, ir su gyvūnais rodo, kad kuo didesnis omega-6 riebalų suvartojimas, tuo didesnis mirtingumas nuo vėžio ir širdies ligų. O šitų augalinių riebalų vartojimas dabar yra didžiausias per visą žmonijos istoriją. Ir ligų skaičiai irgi yra gąsdinantis. 1 iš 5 žmonių miršta nuo širdies ligos. Ir kas antras vyras ir kas 3 moteris per savo gyvenimą turės onkologinę ligą. Tai lieka didelis klausimas. Kodėl mums gydytojai sako, kad vėžį ir širdies ligas sukelia gyvuliniai riebalai
jeigu šiuo metu, kai širdies lygos yra dažniausia mirties priežastis, sviesto ir taukų vartojimas yra žemiausias per paskutinius 100 metų. Sviestas čia pažymėtas geltona kreivė, taukai ruda, augaliniai aliejai mėlyna kreivė. Ir kaip gyvuliniai riebalai šiuo metu sukelia širdies ligas, jeigu prieš 120 metų visi maisto ruošimui naudoti riebalai buvo gyvuliniai, bet širdies ligos buvo reta mirties priežastis. Jeigu turite idėjų, pasidalinkit komentaruose. Labai ačiū, kad žiūrėjote.